teisingą Lietuvą, tai Lietuvą, kurioje gera gyventi, nesinorėtų iš jos išvažiuoti, bet svarbiausia, kad būtų saugu. Kaip jūs įsivaizduojate teisingą Lietuvą? Teisingą Lietuvą. Šiuo atveju, kad mūsų valdžia šiek tiek pagarbiau elgtųsi su savo piliečiais ir gerbtų jų teisės, jų laisvės. Turbūt, kad pagrindinis ir lemiamus sprendimus ir žodžius priimtume mes visi, aš, jūs, mano vaikai, jūsų anūkai, kad tai būtų žmonių, piliečių, gyvenančių šitoj valstybė. Aš noriu stovėti po šitą vėliavą. Ir noriu, kad visi, kurie laikote šitas vėliavas čionais, iškelkite jas aukštyn. Ir gerai pažiūrėkite į šitas spalvas. Visi. Ir teisėsaugos pareigūnai, kurie žinau, kad dirbate darbą, bet pasižiūrėkite į šitą trispalvę. Jinai yra mūsų, Lietuvos žmonių, ir niekas iš mūsų jos netims. Kas yra Lietuva? Aš matau čia iškeltų daug žodžių. Emigracija, vergystė, vagimas, melas, smurtas. Šitie žodžiai nieko bendro neturi su žodžiu Lietuva. Lietuva yra dora. Lietuva yra teisinga. Lietuva yra kilni. Lietuva yra kantri. Ir istorija tai rodo.